Labas, draugai. Blemba, ką tik atsikėliau. Ką veikėsi, kai visą laiką. Ką, bandom grįžti į eterį, ne? Norit kontento biški, kaip ten sako, ne, tie vlogeriai. Ar youtuberiai. Taip. Pateskim mintį. Ką žiūrit mane, stebit nuo pat pradžių. Kas nežiūrit, galit pasižiūrėti pirmus video. Tai pamatysit, nuo ko viską pradėjau. Ir iki ko daėjom. Nu, tiksliau bandom eiti iki ko, dar nedaėjom. Taigi, pradėkim rodyti kažką, ne? Čia noriu... Pradėkim nuo čia. Galėčiau ištrinti video, bet netrinsiu ir iš pradžių pasakot, bet nepasakosiu, kaip visą laiką. Pas mane viskas atvirai su brokais, visko, tai esu name, kuriam pastačiau, švogeris dasidėjo, draugas dasidėjo, kai kuriuose darbuose samdžiausi pagalbos. Taigi esu name ir pradėkime nuo pradžių, ne? Dabar norim nuo čia prasikasti iki tenais, ten bus šulinės, tai noriu susiguldyti vamzdžius, judam vamzdis, raudonam elektra. Mano bora legendinė, jinai niekada manęs nepaliek. Pirmą namą aš su ją pastačiau, jau dabar jai kokie 5 metai. Ilgiausiai mašina, kuri yra pas mane. Nes šiaip gan dažnai mėgstu triperius pasikeisti, bet šitą ilgiausiai, kuris stovi. Taigi čia taip, čia svetainė su virtuvė, tikriausiai parodysiu biškį. Bendroje erdvėje tai gipsinės lubos sudėtas, žalią knaufą sudėjau, miškas padarytas. Tai lubos 3 metrų aukštis. Čiūčiu mane spėjai fokusuoti. Čia katilinė, plytelė miškliuota. Belenkaip, pats pirmą kartą kliejau, tai belenkaip kliejau, kad tik suklijuoti, ta prasme. Taip, nežinau. Tai va visur. Čia padariau kiekvienam mazgui vadint, kaip santechnikai vadint, tai nežinau, tai padariau kiekvienam atskirui. Čia liktais vadinas kolektorinė sistema, ar kaip, su pavadinimais man sunkiai, tai nesupykit, jeigu ne kažką ne taip. Tai žodžiu, čia pasijungi kiekvieną sistemą, pavyzdžiui, paaiškinsiu, pabandysiu paaiškinti, kad pavyzdžiui, duše pratrūko jums karštas vanduo, ne vamzdis kažkur leidžia, tai jūs galite tik karštą užsisukti, o pavyzdžiui, ten vonioj tai jums bus ir kriauklė, ir tualete vanduo, ir duše šaltas bus, o kriauklė karštas ir šaltas, tualete bus šaltas vanduo. Galite tik tais vieną užsukti. Kiti taupimą, kas pardavinėja namus taupimą režimo, tai jie ved per vieną sistemą, tai reiškia vieną vamzdį nuvedė tenais ir, pavyzdžiui, pratrūko jums karštas, ne? Tai jeigu užsuki karštą, tai jums karšto nebebus nei kriauklėje, nei duše. Jeigu vonioje yra kriauklė, o jeigu šalts pratrūko, tai jums šalto dažnai nebebūna ir duše, ir kriauklė, ir tualete, tada visą šaltą susisuka. Jeigu šie 3 dalykai yra jums vonios kambaryje, ne? O čia yra, jums jeigu šalts pratrūko tik tais duše, tai jūs tik tais duše užsuksit, tai tualete ir kriauklė turėsit šaltą. Čia tokiu principu. Ir ne tik čia apie vonę kalbant, ir apie virtuvę, ar apie katilinę, kad galit konkrečiai tą vamzdį, kuris pratrūko, konkrečiai būtent tą užsukti. O daugeliuose namuose yra, jeigu tau pratrūko vonioje, tarkim, nes dažnai daro į vonę vieną tašką veda ir su kitu tašku per virtuvę ir katilinę žaidžia. Tai čia yra viskas atskirai padaryta. Tai sakau, kiekvieną atskirai užsukti galim. Toliau čia iššulinė vanduo.
čia turėtų nesimato, čia rozetės yra, čia yra skalbimo mašinai su dar viena rozetė, į vandenį, čia vanduo yra tas atvestas, vamzdas irgi taip pat, va tas, gali vien skalbenkį užsukti, čia yra oras vanduo, jeigu jungsis, ten kitiem būna, kad reikia drenažo, tai įdėtas vamzdis, čia šildomų grindim vamzdeliai. Gaila, kad aš nesu naujovių specialistas, tai įkelčiau nuotraukas prie video, prisiekčiau, parodyčiau, kaip grindis išvedžiotas, bet nemoku šito. Čia skydinė, čia dabar laikinai kamera pajungta, nuo rekupo laido pajungta kamera. Tai čia rekupas pravedžiotas. Čia tų nedėjau, nes dar gręšis per sienas, kur reikia rekupui, kur oras vanduo, jeigu oras vanduo, nes pas mane yra ir parodysiu dujos šalia, tai čia pardavinėjom, tai kam tiks tas dujas gali įsivesti, kam tiks tas gali įsivesti oras vanduo. Čia vienas kambarys. Nežinau, gal nefokusuoja taip gerai. Čia įėjimas, ne? Čia vonios kambarys. Ne, kaip ne kambarys, ne vonė vadina. Čia kitas kambarys. Čia miegamasis su drabužinė. Tai va. Ir čia yra, nenoriu aš kaimyną labai rodyti, čia yra dujų aikštelė, kurią galima parsivesti namą. Ir esu tualetą nupirkęs, bet tualetą nekaminu, kol vonios lubų nedažytas. Situacija tokia, mes bandėm, žmona tiksliau bandė pati pardavinėti, kadangi nepavyko, arba tiksliau laiko stokos, tai atidavėm šitą darbą brokeriam. Taigi dabar brokeris pardavinėja šitą namą. Aš iš tikrųjų apie pirkėjus, buvo keletą pirkėjų pas mums seniau, kaip patys pardavinėjo. Aš žinokit, nesuprantu. Pavyzdžiui, čia vieta yra, Šiauliai. Ne? Čia vieta yra tokia, 5 minutės iki Akropolio su mašina, 5-2, gerai, taip pasakysiu realiai, per tą žiūrint 10 minučių iki Akropolio, Šiaulių, ten, turgeliai visokie, maks 15 minučių peškom su mašina, tai dvigubai viskas greičiau. Ir pavyzdžiui, Ekspektas, ką žiūrit mane, pardavinėjau namą tenais, nupirko, kur vieta daug toliau nuo Šiaulių ir panašiai, nupirko per parą ir už tą pačią kainą, bet tik tiek, kad toliau ir namo pati išvaizda, ten vienšlaitis stogas, čia standartinis išlaitis namas, išorė tiek pat įrengta, kiek tenais ir kaina, sakau, panašiai, tai ten nupirko per parą, čia nežinau kodėl neperka, kiek buvo, aišku, buvo pora pirkėjų, kurie jau tikrai kaip ir pirks, bet žmonėm tikriausiai nedavė paskolos, tai ir nepavyko iki galo įgyvendinti. Tai kitas dalykas, žmonės už tokią pat kainą, tenais, tarkim, per kotedžus, aš nesuprantu žmonių, ta prasme, kotedžai, kas esat buvę kotedžuose, tai tu neturi privataus kiemo ar dar kažką ir tu ten perki su kaimynu, realiai tu per sieną gyveni ir tu bėgi iš buto ir perkelia kotedžą ir tikės, kad tau tai atstos namą. Aš kažko gal nesuprantu, gal kažkam patinka, čia mano asmeninė nuomonė, jūs nei vienas neįsižeiskit. Bet aš tokių žmonių nesuprantu. Pavyzdžiui, aš save gyvenantis būtene,
Nu, aš tikrai nepirkčiau kotedžą. Ta prasme, nu tikrai ne. Jeigu tu tikės atskiros erdvės, privačios erdvės, nu, kotedže man nieks nepapasakos, kad ten yra tarp dviejų arų žemės jūsų privati erdvė ar ten vienam automobiliui pasistatyti vietos. Tai aš tikrai nesuprantu to dalyko.